Prie savo mylimos karvės Floros galiu drąsiai prisiglausti ir ją paglostyti, pačiupinėti. Patiems buvo naujiena suprasti, kas per gyvulys ir kadangi ir vizualiai yra pakankamai agresyviai atrodantis. Nors Highlandai atrodo dideli ir grėsmingi, iš tikrųjų jie yra labai ramus. Pakankamai greitai mes pripratom, prisirišom ir pastebėjom, kad tai ne tik taikus ir protingi gyvuliai, bet ir tingus. Tiesiog iki tiek tingus, kad be reikalo žingsnio nepadės ir nepamusikos galvą ir nepagrasins ragais, o labiau medituos, žiūrės į vieną tašką. Kotryna susirado pakankamai greitai savo mylimą karvę. Šią dieną ją dar turime ir tokią pat jauki karvę ir jos kažkaip susidraugavo labiausiai iš tos bandos ir apsikabint gali ir vos neatsigulti ant jos. Pastebėjau, kad Highlandai net ausimis reaguoja į mano balsą ir atskiria, kada aš kalbu švelniai, maloniai ir kada griežčiau. Kitoj bandoj susirado savo mylimą bulių. Iš tikrųjų, tas bulius jaukus ne tik Kotrynai, bet ir mums visiems, ir šiaip atvažiuojantiem lankytojam. Galima prie jo prieiti, paglostyti, vat jie tokie. Man atrodo, kad jie mane supranta. Vyksta tai natūraliai dėl jų charakterio, mes jų nejaukinam. Banda eina iš paskos, eina dėl to, kad jaučia savo šeimininką ir jeigu pakvietė, šiaip galbūt neina savaime, bet jeigu jos pakvietė, eina iš paskos. Tai turbūt vien dėl to, kad jie tikisi, kad galbūt kažkas skanaus duosi ar į kitą ganyklą pervedi, kur daugiau žolės. Tai prisiaugini gyvulį, kad galėtum jas pervesti, kur tau reikia. Tiesiog namo pareiti rudenį. Lygiai taip pat pavasarį ganomas pievas išeiti. Tuo atžvilgiu jie tokie, galim sakyti, ne tik kad jaukus, bet ir paklusnūs gyvuliai. Vasara su Highlandais visada būna pilna smagių nuotykių.